tavim tikiu, savo širdį tau skiriu. Tu esi šviesa, meilė ir tiesa, dėkoju, kad tave turiu. Tu esi šviesa, meilė ir tiesa, dėkoju, kad tave turiu. Aš Lenkijoje buvau ir viskas. Tai toks Lenkas senas. Sako, visos valstybės, sako, kaip tokios Baltijos, sako, jeigu neišlaikys jos išimti. Bet sako, jis taip pasakė. Jūs, mane sako, vaikai, išlaikykit savo anūkams vėliavą, monetas, tą suvytim, nes visas jas sunaikins Europos Sąjungos. Tikrai tai bus. Išvaro jaunimą išvaro, viskas perpirks žemės, o kaip visi, kurias prasigers tą antstolį ateina. Mes laikom taip, kad tas įstojimas į Europos Sąjungą iš tiesų yra okupacija Lietuvos. Taip. Kam reikėjo trauktis tada iš tos sąjungos? Iš rusų. Dabar tik tai šitą sušvelninta. Ne, čia gudriau. Dar gudriau padaryti. Gudriai pinigas valdo. Dabar, taip, rusas tai dar laikė tą savo žemės. Jau būtume ant tų ir gyvenę. Dabar šitas perpirks žemės. Šitas perpirks. Mes neparduosim. Aš irgi tikiu. Gerai. Aš tikiu. Kas nusakys kainą? Dabar sakys, jūs prasiskolinut, kiek mes norim, tiek mūsim. Ne, brangiai. Aš galiu pasakyti taip, daleiskim. Sakykim kainą. Lietuviško pašventinto ąžuolo kilogramas prilygsta nešventinto europiečiško aukso kilogramui. Čia mano kaina. Taip. Tu nenori nepirk. Tegu lieka man ąžuolo žaliuoja. A ne taip? Taip. Va viskas. Broliai, aš tikiu tik žemaičiais. Patikėkit manim. Patikėkit. Tik žemaičiais. Ne, mes vienysimės. Dzūkai pritars, bet nėra, suprantit, stimulo. Nėra. Žemaitis tai dar biški teisingai. Žemaitis ir Lietuva vienino. Mindaugas Didysis tik suvienino, buvo įsiskaldžiusi gynai. Jis vienas ir padarė valstybę. Jeigu ne jis valstybės nebūtų, čia velnias būtų, ten būtų vokiečiai ir dar tokie ir tokie. Nes jis vienas ją suvienino. Dabar, kad mes leistumėm ją išskaldyti, kaip dabar yra, ir skaldoma. Išparduot. Taip. Kas išparduot? Žiūrėk, jeigu labai paprasta politika buvo. Partija atskilo nuo rusų. Taip. Toj Landsbergis su Vagneriu pasirašė privatizaciją. Landsbergis paprasčiausiai nepriėmė desovietizacijos įstatymą. Ar reikėjo priimti? Pirmą eilę reikėjo desovietizacijos įstatymą. O tada visi susigrėbė komunistėlė, visas fabrikus, viskas susigrėbė, džiną išleido iš butelio, kaip jis varysi. O dabar dar tas Seimas įteisino, kad legalizavo jau. Kad ten jau viskas... Dabar yra tokia šutvė, kad išvaryti juos, supranti, kaip yra sudėtinga. O Želytė, kaip pasakė, man tai patiko Želytė. Sako, aš nežinau, kas bus su mane, ką pasakys, bet sako, vienykitės Lietuvą, nesako, viskas bus baisiau negu pas Lukašenką. Sako, paims tave dieną naktį, jokios atsakomybės, policija atvažiuos, ką norės susidarosi, tu niekam nepasiaiškisi nieko. Sako, bus tokia Lietuva. Sako, jeigu mes nepasipriešinti, bet Želytė tai man patiko. Tiesiai šviesiai per eterį, kada būna nuo 1 iki 12. Bet jinai malačia su šituo su Audrium kalbėjo, sako, Lietuvą reikia gelbėti. Tai va, reikia gelbėti. Mes turim planą, kaip išgelbėti Lietuvą. Ir tą planą gavau nuo Dievo prieš 20 metų atgal. Ir aš ją viskupam. Viskupai pardavė mumis. Pardavė. Ir dabar buvo atėjo, atseit paukojam ten tą, vadinasi, atseit Lietuvos labai. Kokiam atidavė KGB buvusiems darbuotojams. Taigi visi KGBšnikai grįžę. Aš kaip prisimenu šiandien, grįžau iš kariuomenės ir mes dar cechė dirbam ir aš tokią dainą sudainavom. Tai dabar tas dirba, juk gero kokie įmonės turi. Tai aš sesute žalia rūta, kad Lietuva laisva būtų. Rusų laikais aš jums pasakysiu vieną dalyką. Visi, kur vadai dirba po šią dieną, ar milicijoje, ar valstybės saugumo departamente VSD, ten 1:1 yra KGB darbuotojai. Nei vieno mūsų lietuvio valstybės saugumo departamento nėra. Jeigu nors būtų mūsų Lietuvos valstybės saugumo departamento žmogus kaip jūs,
išsilavinusi, žinoma, kaip yra, kur jie eina už savo valstybę, tokio bardako nebūtų. Ką norėtų daryti ir panašiai, ir tokią prievartą darytų prie žmonės. Nebūtų, tu nedaleisti savo tėvynį, gyvenį, valstybės saugumą, turgi saugumą, sakingai. O dabar jie prievartą daro žmogų, naikina, gniuždo jį, kas pasikėlė gniuždo. Sudaro sąlygas, kad bėgtų iš Lietuvos, o kad beliks su pensininkas, nu ką jie gali be parduos visą. Aš jums pasakysiu, kokią temą yra jie tokia padarė. Vadinasi, jaunimui darbo nėra, jaunimas niekur dedasi, ir su jaunimu labai daug bendrauju. Jie visi į užsienį. Taip, žaidimo nėra. Dabar taip, į užsienį išėjo, pasiliko taip pensininkai, pasiliko pijokai. Jaunimas ar kas, kurie darbo neturi, prasigeria. Turi kokią žemelę ar panašiai, tu ateina tas su pluščiuku, nu, parduok man žemę. Jis superka, įmonė superka žemę, o to žemės superktos taigi ne už jų pinigų, o užsienio investicijom. Viskas. Jis pauks užsieniečiams, tik atidarys duris, įstatymą priims, viskas. Ir aš jau lieku, žinai kas yra, nebe ponas. Jis jau bus ponas, o aš būsiu kaip baudžiauninkas. Mums tokių nereikia. Dabar įsivaizduok, aš konkretų atveju paimsiu. Cementas, naujoje akmenė. Buvęs valytojas per kelis metus, per 3 metus tampa direktorium. Važinėjo ir stukalino Rygoje saugumai viską. Kai užkart atsistoja direktoriaus vietoj. Valy išlavėjo į direktorius, suprantate, per 3 metus. Tai dabar jis susipirko visą tą gamyklą, prieš kelis metus, keli šimtai hektarų žemės jau supirktos jau, bet KGBistas. Taip, kai Alchemos buvo šitas, Alchemos direktorius numirė, amžinatilsį, tai gerai, kad numirė, jis ir buvo, nes jis viskas sunaikino, visas mažas elektrinės išsipirkė su Brazium, o Brazius ir vieną ranką su Brazaičiu. Brazauskas yra visą su šitais, visą šutvei, sodino visus. Ir Kirkilas, ir šitas mūsų dabar konservatorius, viens prie vieno, jie tik tais kalba, bet jie yra visi partiniai. Visi. Aš konservatorių neskaitau, kad jie tikri mūsų Lietuvos konservatoriai. Jeigu 2 kadencijas jiems buvo duota ir jie nesusitvarkė ir dar skandina, vadinasi vėl Lietuva. Kam reikia tą elektrinę statyti? Jos nereikia. Tai jinai sugniuždys išvis Lietuvą. Viskas, amen. Čia Lietuva yra pasmerkta, jeigu tą elektrinę pastatys. Amen. Visos investicijos, visos partinės, komunistų partijos, komjaunimo partijos yra nusėdę Lietuvoje pinigai. O dabar Maskva reikalauja. Mes jums palikom pinigus, dabar atidirbkit. Jie pinigų tai neišvežė, rusai. Visi partiniai pinigai čia liko. Milijonai ir milijardai. Lietuvoje. Ir išskirstė šitiems vyrukams visiems. Jūs atsakomybę nešat ir darykit tą, ką jūsų tais pinigais. Tai va, matai, Vygų prisistatė dar čia viskas, o atsiskaityti reikia prieš Maskvą. Aha, berniukas. A kur? Tau tai davėm, tai našumo tai nėra. Vadinasi, gniuždyk tautą, varyk, dar palikė KGBistų tų visą šutvę, darykit. Bet matai, kaip jie padarė hitrai, jaunimą išvarė, nėra protestuoti. Seneliai liko ir pijokai. Viso gero. O pijoką, ką tu pareiklausi, už 10 litų naina jis balsuoja. Su autobusu veža, supranti, visus nuvežė, jam vienodai rodo. Jis net pasų neturi, net jie pasų neturi. Surenka Vislavų pasirašyto, ten jau parašai yra parašyti, to Netraitis, Jonaitis ir viskas. Čia yra rinkimai. Nu čia jokių vaikų dar, o dabar prieš rinkiminė jau pradėdavo. Šutvė 2 įskirstusios valstybės. Tai jau aišku, kad čia kažkas tai kažką tai vers. Fasas, socdemokratai dabar susijungė, jie laimės. Konservatorius tai tikrai išmės, 100%. Bet konservatoriai, iš konservatorių partijos įlys irgi tą pusę. Visi vieniems ranką plauna. Suprant? Tu ant manęs sakai, kad visi galvotų, o aš ant tavęs sakau. Ir viskas ramu. Ir mes ant rytojo sėdim prie dienos balio. Bet tu varyk ant manęs, varyk, kad balė juodinko, aš ant tavęs juodinsiu. Kad nuraminti tautą, ar vadinasi, tie pikti, nuramini ją, supranti, psichologiškai. Jinai taip jau pavargusi nuo visko. Ją nuramini, užgesini. O kad ją pakelti, nėra kam. Ir žino, kad nėra. O kas kelia, tai pum su kuloku. Pakviečia, arba dingo, arba dar kur nors. Po sistemą, arba, kaip sakant, visi vyra nevežė, nuvežė į Rokiškį, vaistų suleidžia. O kas yra vaistų? O čia reikia vieningai kelti, bet reikia ne po vienių, jeigu po vienių viso gero. Reikia regionas. Ras tada.
tik visi, halt vienu momentu ir, kaip tas sakavo, kaip žiedas susikabinai ir visi. Ir jau niekur nedėsis, o tu jau vidų žiedė. Žiūrėk, toks situacija. Dabar galime ką nori daryti. Žmonės mes Lietuvos neišgelbėsim. Ne, dabar tai. Dabar taip. Taip. Dabar apie trečią kelią noriu kalbėti žmonėms. Taip. Tai trečias kelias yra. Dabar šibiški istorijos. Pranašas vedė tautą, žydų, Izraelio ir žydai čia duok mum karalių. Atsimeni? Taip. Jeigu skaitėjai Bibliją. Taip, skaičiau. Dievas sako, bet jūs turit mane. Ne, vis tiek daug karalių. Meldžias toliau, sako, paskirkim ten Saulių karalių. Žinai, bet Dievas ir pasakė, jūs ir kentiesit. Nuo tų karalių. Taip. Ir nuo to laiko žmogus atėmė valdžią nuo Dievo. Dar jos negražino. Trečias kelias. Lietuvoje paskelbam Kristų karalių. Taip. Mes mistikai, mes viską gaunam iš Dievo. Ką reik, mes pasakysim. Dabar pirmas, į ką Lietuva orientuojamas? Žemės ūkis. Tik per žemės ūkį Lietuva gali suklėstyti. Kaip? Tik per žemės. Paklausyk. Amerika. Visi kiša tą modifikuotą. Soja visas varo. Nužudo žemės. Tiesiog žemės nužudo. Niekas nebeauga. Tik tie modifikuota beauga. Bet ateis apsigimimai, vėžės, visos tos lygos, kai išlys iš tų modifikuotų. Nes įsikišo žmogus į Dievo kūrybą. Žmogus pjovė Dievo į veidą, sako, tu nesugebė bulvę sukurt, mes sukursim geresnę. Tu nesugebė tuo, mes ten primaišysim genų inžineriją sukūrė. Čia yra viskas prieš Dievą nukreipta. Ir geruoju žmogui nesibaigs. Jeigu Lietuva remtų tik ekologinę žemdirbystę ir tik tai įsivaizduoja, ties dieną maistas brangs, aukso kaina. O čia lietuviška mėsytė, be konservantų, šalto rūkimo, čia skilandinė. Dabar, žiūrėk, labai paprastas dalykas, puodelis. Kodėl vakarai tokie turningi? Puodelis kavos, ne? Lietuvoje kiek jis? Puodelis kavos? Kiek? Litai 50, žiūrint kokiai kaviniai. Reiškia euras. Gerai, euras. Kaip pavyzdys. Kitoj tai ir 5. Anglija. Prestižinis. Anglija, kiek puodelis kavos tas pats? Anglija irgi tiek pat bus. Palauk, Anglija aš buvau, kavos tai aš negeriau tada tik. Žinau, kad alus tai dvigubai. Aš tau pasakysiu. 13 litų, šitas karbonkė 13 litų, pagal mūsų Anglijos, pagal svarą. Sakykime, 3,5 svarų. Jo. Bet kava tai ta pati. Reiškia, jie užsikėlė kainą. Užputė. Kilogramų sabolių. Jis yra kilogramų sabolių. Pas mus ten daleiskim 2 litai, ne? Vokietijoje 3 eurai. Ten Prancūzijoje 1 euras, ten biškai pigiau. Bet jis yra tik obuolių kilogramas. Bet viskas tas pats. Matai, kuo Europa žaidžia? Prisispausdino tų pinigų, prisidarė ir gali mumis smaugti. Žiūrėk, Vokietijos mašinos sukas ir pramonės sukas, bet sukas euro spausdinimo mašinos. Poligrafija varo paklodėm tos milijardus eurų. Iš tikrųjų, muilo burbulą pučia. Supranti, nepagrįsta aukso. Supranti, o mes krentam į tas skolas ir turėsim natūrą atiduoti. Vienas dalykas, va šito dalyko reikia pirmą eilės skolas. Dabar jie skolinasi, jau klaidą padarys. Vieną kartą padarė klaidą. Specialiai, kodėl? Išplaut pinigų. Specialiai. Čia viskas, Lietuva dabar statoma ant vagysčios pagrindų. O kas yra vagystė? Tai yra nusikaltimas, tai yra smėlis. Pakilo audra, blaškė, sugriovė tanam. Jeigu to mes šitą dalysim, žūsim. Bet mes grėžkimės į Dievą. Dievas tikrai yra. Dievas yra ateitis. Aš galiu pasakyti taip. Rusija vis tiek taps galingiausia pasaulio valstybė. Taip, čia jau kalbų nėra. Pirms dalyks, ji atsivers į Dievą ir tada Dievas duos jai išminties. Turto jį turi va tiek. Jeigu tie oligarkai atiduotų savo turtus valstybei, kaip priklauso, jie pasigrobė yra valstybės turtus, žmonių turtus. Tai Rusija tokia galinga valstybė gali būti, bet Rusija reikia padėti, tikėjimu padėti. Tikėjimu. Rusai tikinčių. Bet daug ir netikinčių. Jeigu Rusija įtikės, tai žinokit, mes turėsim draugą, kaimyną, su kuriuo galėsim kalbėtis ir draugauti. Jis mums bus gynyba, o ne priešas. Bet rusas mėgsta, kad jį gerbtume. Jis irgi atiduos tau dušę. Pavyzdžiui, aš žinau rusą. Pavyzdžiui, į namus tu svetimas, jis tau stalą uždengs ir viskas, jis niekada priešų nebus. Bet kas priešą sudaro, į tą tautą sudaro, o tokie
tokie, kaip pas mus va supriešina, individai stovi, o tas yra blogas. Pasakyta. Nes jeigu mes prieš tai nepasipriešinsim, nebūkim bailė, nebūkim tai va užtat. Pirmas dalykas, visados, žinokit kaip yra, mes galime eiti pramintų takų šviesa. Taip, tik taip. Dabar aš parodau tik tai kaip pavyzdį, kaip gelbėti Lietuvą. Mes praeinam su kryžiu, bet mes neužmirškim, kad mes nešam viešpatės kryžių, o viešpats yra, užsima ir Lietuvą. Lietuva yra naujoje Dievo planuose antroji Jeruzalė. Dabar Lietuvo Dievo planuose yra lietuvių tauta naujasis Izraelis. Dievas čia yra nuplanavęs nuleist Jeruzalę iš dangaus, naują miestą. Ir čia įkurt pačią pirmąją Dievo karalystę. Tai pirmas dalykas, mes turime atiduoti valdžią Dievui. Ir visi tarnau Dievui. Nesvarbu ar prezidentas, ar mokytojas, bet visi, kaip sako, Dievui ir tėvynei. Tada Dievas duos šviesos. Nematau nieko tokio prasmingesnio, kaip tarnau Dievui ir tėvynei. Ir aš rodau kelią. Kaip reik, va dabar tas ir yra kelias. Mano ten yra gėdanti revoliucija. Prieš 20 metų gauti apreiškimai. Viskupam perduoti. Bet matai, visi. Nu niekas, nulis. Nevykdom Dievo valios. Dabar visi nori ant pinigų imtis. Ne ant pinigų, ant tikėjimų galim imtis. Su visais galim tikinčiais imtis. O toliau, pinigas tol viešpataus, kol ant pinigų neatsiras Jėzus ir Marija ir kryžius. Kad ant pinigų bus šitie ženklai, tada pinigo demonas nebeturės galios. Iš tiesų, kai jūs žinotume dvasinį pasaulį, su visais euro pinigais atėjo euro velniai visi. Ir dabar velniai duodas po Lietuvą. Jūs galvoja, kad tai seimūnai visi blogi. Ne, paprasčiausiai demonai ten duodas. Mes dabar apėjom apie Seimą su kryžium, atkalbėjom egzortus prieš piktai dvasį maldas. Bet aš vis tiek dar neįėjau į Seimą. Man reikia Seimą ateit kitą metą, kad mane pasikviestų, kad eisiu apie Seimą, kad mane įsivestų į parlamentą, pasimelsti į koplyčią. Man daugiau nieko nereikia. Ir tada piktosios dvasios nebus priims teisingus sprendimus seimūnai. Bet aš galiu padėti, kad tie protai normaliai dirbtų. Aš galiu prieš piktąją dvasę atsimels, kad jos nebūtų, kad netrukdytų. Supranti, kalbas du prezidentai. Pakviesk mane į kretimą kambarį, kad aš pasimelščiau. Jie protingai šnekės. Ir tas Lukašenko, dar kas nors, visi žmonės. Jeigu su žmogiškai šnekės, o jeigu čia puikybė šnekame šią Europos Sąjungą, kokia Europos Sąjunga, tai Europos Sąjunga, tai jau kvirvė užnėrimo munką. Dar kaip užkėlė? Čia nėra kalbės. Mes ką mes dar galim padaryti, mes pakelsim, bet pas mus, kaip tai sako rusai, padmogi nėra pagalbos. Pala, tokie visi yra. Nenuvertink Dievo galybės. Tas pats žmogus, su Dievu jis yra visai kita jėga. Tas pats žmogus, kada su Dievu eina. Eikim su Dievu, eikim su tikėjimu. Iš tikrųjų, vienas dalykas, kiekvieną širdį jau turim nuspręsti, neparduoti tėvynės, ne už ką, nepasirašyti eurų, šalin eurą, šalin to momono, kad ant euro atsiras ne antikumo metalo, kai atsiras Jėzus Marija ir mūsų lietuviškas, bet įsivaizduok tokio eurų jūrų mūsų ištirps, pradings. Ne, Lietuva neturi lito, tik lito reikia reformą padaryti. Lito reikia reformą padaryti, kodėl? Sunaikinti šešėlių pinigus visus. Taip. Nesulegaliai keistis. Iš karto. Taip. Toliau. Visą tą patį litą palim, tik tai dadėti Marijos žemė. Marijos. Taip, čia Marijos žemė. Kitoj pusėje kryžių. Taip skaitau. Šito kryžių reikėtų dėti ant pinigo. Aš tai nemačiau jūsų kryžių. O toliau monetos, kaip atsimeni, buvo lietuviškai. Taip. Bet dabar turi būti 15 stočių, 15 nominalų su kryžiaus kelio stotim herbai. Pagrindiniai Kristaus kančios. Viskas demonui, pinigo demonui nebėra kas veikti. Jis pasitrauks. Žinokit, geriausi žmonės Europai buvo Slovakai. Ir aš galvoju, aš daug metų keliauju, aš visur keliauju, nu, kaip sakau, ne kaip piligrimas, aš keliauju kitokius, sūnus žino, ir mano išbuvau kelius puikiai žino. Tai galvoju, kodėl Slovakai, va ten Žilinas miestas, patys geriausi žmonės Europoje.
Ir aš galvojau tą fenomeną, kur čia šaknis pakasas, kad patys geriausiai Europoje žmonės Žilinus mieste gyvena. Paskui, žinai, žiūri jų pinigus. Ant pinigų Marija su kūdikėliu Jėzu. Va, kur esmė. Taip. Mums yra tikėjimas, jo. Išlikim žmonėmis. Nu kas iš to, kad Europa, įsivaizduok, dabar tu sumuštas, išlenktas, nuogas, eitum nemokėdamas kalbos. Nieks nestos. Visiems da lampičkai. Paprasčiausia kažkas paskambins į policiją, tave paims. Ir kur tu nemokė kalbos nuvašai pabroti. Taip, viskas. Šalti, mirė žmonės lavonai. Pinigas daro lavonus. Širdį numarina. Marina žmogus, protas dirba. Niekas neatsako, svetimoje žemėje. Tu negali atsistoti, svetimoje randiesi žemėje.